Tai kągi, sveiki visi, su jumis sveikinasi vėl Mr. Distro ir tai yra 303 indukcinės revoliucijos serija. Taigi šioje serijoje nuveiksim vėl šiek tiek daugiau ir galų gale panaudosim tuos Red Power 2 dalykus, kuriuos matote štai čia. Tai vienas iš tų dalykų. Bet dabar einame prie reikalo. Taigi, iš pradžių man reikės šiek tiek generatorių. Tai generatoriai, kaip jau žinojot, kaip darosi. Aš dabar pakartoju tiems, kurie galbūt pirmą kartą žiūri. Jeigu žiūrit pirmą kartą, būtinai pažiūrėkit dar praeitus video, kadangi kaip kai kuriuos iš tų daiktų gauti, tai yra tikrai sudėtinga iš karto sužinoti, bet va, kaip matot, aš gausiu vandens malūnus, arba kaip aš vadinu, vandens generatorius. Ir man jų reikės 14, tiksliai tiek, kiek man reiks, ir reikės šiek tiek kibirų. Taigi aš pasiemu visus kibirus, kiek turiu, ir man reiktų juos prisipilti vandens, na tiksliau, prisipilsiu bent 2 kibirus vandens, o tiksliau 5. Creeperio nereikia. Gal nepastebėsis manęs. Tai va, pasiruošiam. Pasiruošiam 5 kibirus vandens. Taip. Keliaujam į apačią. Dabar tuos kibirus vandens susėdam štai čianai. Ir man reikės savo šito inventoriaus. Kaip matote, šiek tiek čia pakasiau, šiek tiek aptvarkiau, kai ką prisistačiau. Ir toj parodysiu, ką aš čia darysiu. Taigi, man reikės deployerio, reikės filtro, reikės retriever ir reikės... Palaukit, susiorganizuosim. Battery boxas. Atrodo viskas kaip ir priklauso. Taigi, iš pradžių man reikia deployerį padėti. Deployeris yra čia. Ir dedam į šitaip, kad šita pusė būtų į šitą pusę. Paskui man reikės filtro. Ir filtro reikia, atrodo, dėti štai... Velnias. Aš galėčiau, aišku, darysim tada šitaip. Aš nenoriu darytis... šito atsuktuvo specialiai. Tai va, kaip matot, šitą į šitą pusę, kad būtų, kad ta kita skylė būtų kitoje pusėje. Deployer išstatom tada štai čia. Į filtrą įdedam tuščią. Palaukit. Ne. Į filtrą įdedam pilną kibirą vandens, o čia įdedam tuščią kibirą vandens. Tada įdedam štai čia vieną, pasiskolinkim. Čia įdėsim retriever ir jį štai dedam štai šitaip. Ir matosi, vėl turi inventorių ir jį įdėsim kibirą. Tai dabar vėl uždedam štai šitą. Ir dar kas pastebėjo, tai parodysiu to iš arčiau. Kaip matot, va štai šitas jungiasi prie mūsų MFSU ir man to nereikia. Ir kad tai sustabdyti, aš panaudosiu, taip, kur čia mano tasai, nu, tarkim, wooden plank cover. Aišku, čia dėl vaizdo, bet laikom shift ir uždedam štai čia, aišku, atrodo ne kaip, bet šiuo metu tai dėrės. Taigi, uždengiam, kad daiktai nekeliautų į tą vietą. Ir dabar pasiruošiam savo vandens malūnus. Ir jau kai kuriems kyla idėjų, turbūt ką aš čia darau. Taigi, normaliai, taip aš manyčiau, kad šitie yra vėjo malūnai arba vėjo generatoriai, tai yra vandens generatoriai, kaip ir vėjo dar galim panaudoti, jeigu kur nors aukštai ant kalno gyvenat. Tai šitie vandens malūnai nėra tikrai naudingi. Jie, galim sakyti, net į minusą nueina, bet štai va su šituo, ką aš turiu dabar pasidaręs, ir man dar reikės, taigi, kur tas mano alloy wire. Štai, laikant shiftą, dedam ant šito ir ant šito. Ir dabar aš dar vieną dalyką parodysiu, ką turbūt ne kiekvienas žino, aišku, galima tai būtų padaryti ir tiesiog paprastai. Taigi, įdedam štai šitą, tarkim, čia. Ir man rodos, iš čia reikėjo. Ir gaunam wooden plank cover strip. Tai tokia kaip tarpinė, galima, jeigu galim pavadinti. Ir kad nekeliautų tasai, nesiliestų prie mūsų badbox, tai yra prie mūsų MFSU, aš tiesiog jį prijungiau štai čia, kad jungtųsi tik šitie du.
Ir dabar galima čia sujungti, tai padarysim štai šitaip. Vienas kibiras vandens štai čia. Kitas štai čia. Dar biškį per toli. Tai šitą uždengiam. Ir va. Taigi, dabar praktiškai visus kibirus, kuriuos turite, reikėtų sudėti į štai va šitą aparatą. Dažniausiai yra patariama tiek, kiek turite, tai yra kiek šitų turite vandens šitų generatorių. Taigi, kiek aš čia turiu? Dabar tai pasižiūrėsim. Taigi, čia yra 9, 10, 11, 12, 13, 14 ir man dar reikia vieno kibiro bent, kad galėčiau aš kai ką padaryti. Štai čia, jūs jau aišku prisimenat, aš jau buvau pamiršęs. Ir juos iškart visus aš susidedu čionai. Tikėkime, šį kartą nepraleisim. Taigi turėtų dabar vandenį pumpuoti vėl ir turėtų būti be problemų, bet aš dar dapilsiu antrą etapą, antrą, tokį kaip ant viršaus. Šūdas. Taigi ir dar vieno reikia, ir kur tas mano dar vienas. Ir pagal idėją, čia turėtų būti jau neišsemiamas vandens šaltinis, bet kadangi ta guma, kaip sakant, kai sakau, ne, viską nusiurbė į apačią, taigi praktiškai aš čia viską darau be reikalo. Na, žiūrėsim, gal šį kartą nebesusibūgins, tikėkimės, kad nesusibūgins, nes neaišku kodėl. Ir dabar keliaujame į viršų dar vieną dalyką pasidaryti, kadangi man jo reikės. Iš tikrųjų, tų receptų dabar ką darysiu bus ne vienas ir ne du, tikrai. Ir man reikia štai šito. Pasiemam šiek tiek šitų. Taip pat man reikės šiek tiek redstone ir ko gero bus per mažai. Ir dar reikės redstone torches. Ir aš jų turiu štai čia. Dar čia yra. Ir šitoks. Taigi, pirmas receptas, kurį aš naudosiu, tai bus tiesiog štai šitas. Neprisimenu, kiek gausim, bet mums jų reikės 3. Taigi, sudedam štai taip. Ir gaunam stone wire. Tiesiog kaip į šitą plokštelę įdėta, kaip būtų redstone vėlelė, tarkim. Paskui man reikia anodo. Ir man jo reikės vieno. Tai jisai pasidaro štai šitaip. Atminkit, kad receptai gali keistis. Aš gaunu aišku 3, nors man reikėtų tik vieno. Paskui reikės katodo. Ir katodas atrodo darosi štai šitaip. Ja. Ir paskui dar reikės tokio dalyko kaip pointer. Ir nežinau, kaip išversti lietuvių kalbą, bet kaip mato, čia gautume stone katodą, akmeninį katodą. Ir dabar gausim stone pointer. Kiekvienas iš jų yra naudojamas, na šitą galim, žinau, štai čia gal. Neina jau uždėti, na tiek to. Ir dabar padarysim štai tokį receptą, man reikia taip sudėti šitą. Palaukit, štai čia, čia, čia. Šitie štai čia. Kur tas pointeris? Štai čia. Katodas, tai palaukit. Anoda štai čia ir katodas į vidurį. Ir gauname timerį, nu kitaip sakant, kaip ir laikrodį. Taigi, kam jis man bus reikalingas, aš pradžiai padėsiu čia, kad jūs maždaug galėtumėte žiūrėti. Aš galiu kiek noriu jį minusuoti ir kaip matote, jis čia žiauriai greitai. Galima padaryti po 10 sekundžių, nu, bet principą supratot ir jisai po tam tikro laiko tarpo suteikia redstone signalą. Ir dabar, kad išvengti nenorimo, nelabai to išeis padaryti, taigi dėkim štai keletą šitų. Štai šitą įdedam štai čia. Nežinau, kas čia įvyko, bet kažkas įvyko.
ir keletą iš jų paversim į strips. Taigi, mano keletą cover strips, aš juos dabar padėsiu. Vieną štai čia. Jisai kol kas laikinas, čia nekreipkite dėmesio. Ir dabar įdėsim tą mūsų timerį štai šį čia. Kaip matot, jisai po kažkiek tai laiko vis nuteka. Ir taip. Dabar, kad optimaliausias variantas, kurį aš naudojau, kai tikrinau, tai buvo, kaip matot, 550, kaip čia, 0,550 tūkstantųjų sekundės. Ir dabar visą sistemą reikia aprūpinti kibirais. Čia 9, čia 4, 13 ir 14. Taigi, įdedam štai čia, paskui štai čia, paskui štai čia. Čia iš tikrųjų belenkur dedam, jisai bet kokiu atveju vis tiek išsiurpsta. Ir dabar man reikia šiek tiek kabelių, o kabelius naudosim, kurių čia neturim. Na, bet aš greit sulakstysiu iki viršaus. Tokia serija grinai kaip pasidaryti praktiškai vandens generatorių. Ir aš naudosiu štai Thin Cable, kaip prisimenat. Tai tiesiog buvo 3 tino šitie lydiniai sudėti vienas paskui kitą. Ir dabar aš juos sudėsiu laikant shiftą, kad neatsidaryti inventoriaus, aš sudedu ant viršaus. Ir dabar štai sujungiam. Wow. Kaip matot, čia. Dabar tikrinkim, o dabar turėtų prisijungti. Ir dabar pašalinam štai šitą, ko mums nereikia. Ir prijungim redstone signalą vėl. Taip, išlipam, laikom shift ir dedam. Kaip matot, viskas labai greitai juda. Dabar po truputį pildosi sistema, kibirai juda pirmyn atgal. Ir iš vieno štai šito vandens generatoriaus mes išgaunam 2 energijos stikus. Tai čia iš viso yra 14, tai išgausim 28. Ir dabar mūsų MFSU tiesiog pildosi kaip nežinau kas, o kiek pamenat saulės tasai. Mums davė, tai pasakysiu, kiek prisimenu, ten buvo 16 ar 13 sudėtų. Taigi, deployeris turėtų veikti. Aš dar čia neįdėjau šito tiksliai. Čia dar reikės prijungti Bluetricity. Tai kiek prisimena, tas Bluetricity kabelis parėjo iš štai čia. Ir man aišku nepritrūks dabar šiek tiek. Taigi. Taip, štai čia. Ir aišku, man pritrūko. Taigi, šitą kabelį aš dar prijungsiu prie čia ir tada tikrai žinosim, kad čia viskas veikia, o iki tol stabdau aš video. Taigi, aš jau grįžau ir, kaip matot, šiek tiek vėl pajungiau mūsų variklius. Atrodo viskas kol kas gerai. Kol kas liktais nieks niekur nieko nesusprogdins, nežada perkeisti ar koks bugas atsirast. Ir kągi, aš nustačiau savo kabelio receptą, o kaip matot, jis nesudėtingas, šiek tiek Vilnos, šiek tiek Blue Alley Wire, kuriuos taip pat matėt, kaip aš dariau. Ir pasiėmėm, kas lieka. Deja, šitą, tiksliau gal net gerai, aš išvengiau šitos sistemos, tiksliau šitų kabelių ir aš tiesiog nuleidau į apačią, kitoje vietoje, įdėjau tą saulės kolektorių ir kągi, dabar metas mums parodyti mūsų. Ok, štai šitą turėtų būti ir štai mūsų kabelis shiftas. Taigi dabar turėtų viskas po truputį, jo, taip ir vyksta. Tuoj visą sistemą mūsų užsikraus ir kaip matot, po truputį viskas čia pavirs ir turėtumėt, pirmieji iš pradžių turėtų pavirs va į tokį va, taip turėtų atrodyti. Seit vanduo gaunamas iš kibirų ir taip po truputį ir gausim savo 28 elektros vienetus per sekundę. Dizainas nėra mano, bet idėja tai nebloga ir kiek geriausiai, va čia kiek skaičiam, tai geriausiai 14 palaiko, aišku galima žymiai daugiau. Gali tiek pakoreguoti šitą,
Bet šį kartą tiek, su jumis buvo Mr. Distro ir ate.